Esu Linas. Jau esu 3. kurse, studijuoju komunikacijos fakultete. Leidyba yra skirta žmonėms, kurie turbūt nori valdyti tam tikrus komunikacinius procesus. Ką jūs matot lentynose, tai yra vis dėlto didelis leidėjų darbas. Autoriaus darbas yra tai, kas yra tekstas. Tai, ką jūs skaitot, tai yra autorius, tai, ką jūs čiupinėjat. Nesvarbu, ar tai būtų vadovėlis ar Hario Poterio knyga, vis dėlto didelis darbas tenka leidėjui, kuris specializuotis gali tikrai labai daug sferų. Pavyzdžiui, dizainą irgi gali sukurti leidėjas, maketavimą irgi gali sukurti leidėjas, galų gale kaip tą knygą padaryti preke. Studijuojam netgi informacijos teisę, kas yra labai svarbu. Studijuojam rinkodarą, vartotojų elgseną, kur, jeigu nuspręstumėt būti nebūtinai leidybos specialistais, galbūt kažkokios kitos sferos specialistais, vis tiek tai praverstų. Ir praverstų stipriai, nes vis dėlto komunikacijos fakultete mes mokomės šiuolaikinių dalykų. Matematika jau atsirado prieš 1000 metų, komunikacija gera atsirado ne taip ir seniai. Mes labai laviruojam tarp tokios meninės pusės, kuri iš tikrųjų yra svarbi, jeigu nori kažką išmokti, pavyzdžiui, su programom dirbti, Adobe, Photoshopu, InDesignu, kurie padeda maketuoti, galbūt sukurti net puslapį, nes ir su tuo dirbom, su IT technologijom dirbom. Tai yra tikrai įdomu ir dabar, jeigu darbinantis labai svarbu. Leidėjams praktika yra 3. ir 4. kurse. Jeigu esi 11 arba 12 klasėje ir nori studijuoti leidybą, tai vieta, kur siūlau stoti.